Šiandien laidoje Tarybų sąjungoje sekso nėra. Ši frazė taip visus užvežė, kad tapo kalambūrų, filmų bei dainų tekstų leitmotyvų. Секса у нас нет! Kas ir kokiamis aplinkybėmis pasakė šitą briedą? Ar jums teko girdėti, kad Tarybų sąjungoje sekso nėra? Tokį posakį. Sekso nėra, visur seksas yra. Bet ar jums teko girdėti tokį posakį, garsų į kalambūrą? Nežinau. Neteko? Nu, pro televizorių kažką tai šneka, nu, gal jeigu sako, tai yra. Tarybų sąjunga aš dar buvau mažas. Dar sekso nebuvo pas mane. Nu, žinau, kad šitą mes kaip tenais lytiškai nieko nedarydavom. Netgi ir knygos buvo, kažkur tai rašė, atsimenu. Bet tikrai nepamenu, kas rašė. Kad Tarybų sąjungoje seksas visur yra, bet normos ribose. Ne, nebuvo. Visą gyvenimą seksas buvo, bet nelabai populiarus buvo, dabar labai populiarus seksas. Tuo metu, jeigu aš neklystu, tai gimdamumas tai nesumažėjo, tikrai. Buvo tokia moterytė Liudmila Ivanova, viešbučio administratorė ir tarybinių moterų komiteto atstovė. Ja garsų žurnalistas Vladimiras Pozneris 1986 metais pakvietė į diskusiją per teletiltą Leningradas Bostonas. Prieš kameras tiek vienoje, tiek kitoje Atlanto pusėje susėdo grinai moteriškas kolektyvas. O tai lyg tiksinti bomba. Kažkas turėjo įvykti ir įvyko. Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас нет, и мы категорически против этого. Idiotiškiausia tai, kad Liudmila Ivanova teisinosi. Atseit jį amerikietės komentarą, jog dėl karo Afganistane moteris turėtų nustoti užsiimti seksu su savo vyrais, atšovė, kad sekso pas mus nėra, o yra tik meilė. Be to jūs per karą Vietname taip pat nenustojote miegoti su saviškiais. Na, aš manau, jeigu jau vieną kartą šūdą sumaliai, tai jau geriau patylėk.